Sveiki. Šiame video norėčiau jums trumpai papasakoti, kaip atlikti savo bilietų Wizz Air registravimo procedūrą arba kitaip online check-in procedūrą. Pirmiausiai tai, apie ką jums reiktų žinoti prieš pradedant bilietų registravimą. Būtinai atminkite, kad savo bilietus registruoti jūs galite ne anksčiau, kaip iki savo skrydžio, iki jūsų skrydžio likus 7 dienom, na ir ne vėliau, kaip iki skrydžio pradžios likus 3 valandom. Taigi šią informaciją turėkite omenyje. Na, o kad sėkmingai pradėtumėt savo bilietų registravimą, pirmiausia, jums reikia patekti į wizzair.com svetainę. Atsidūrę šioje svetainėje, ieškokite ekrano viršuje, ieškokite melsvo mygtuko su užrašu check-in, na ir jį suradę tiesiog spauskite. Paspaudę šį mygtuką prie save pamatysite štai tokį puslapį. Čianai jums reikės pateikti tokią informaciją. Tai yra pirma, šiame laukelį jums reikia suvesti jūsų skrydžio rezervacijos numerį, berods taip jis yra lietuviškai vadinamas, na, o jį jūs gavote elektroniniu paštu iš karto, kai tik tai užsakėte savo aviabilietus. Tai yra 6 didžiųjų raidžių kombinacija. Na, o šiame laukelį jums reikia nurodyti keleivio pavardę. Jeigu su jumis keliauja daugiau negu vienas žmogus, tai yra keliauja 2, 3 ir taip toliau, čia nurodykite asmens, kurio duomenys suvedėte pirmiausiai pavardę. Na ir kai šią informaciją nurodysite, tiesiog apačioje spauskite mygtuką Find Booking. Paspaudę šį mygtuką pateksite štai į tokį puslapį, na ir čia iš karto žiūrėkite ekrano vidurį, kur bus pateikta keleivių informacija, tai yra keleivio vardas ir pavardė. Jeigu prie keleivio vardų ir pavardžių matote štai tokį užrašą, check-in is not open yet, tai reiškia, kad iki jūsų skrydžio pradžios yra likę daugiau negu 7 dienos, na ir tiesiog šią procedūrą jūs turėsite atlikti tuo met, kada iki jūsų skrydžio pradžios bus mažiau negu 7 dienos. Na, o jeigu prie keleivio informacijos matote check-in užrašą, tai reiškia, kad savo bilietų registraciją jūs atliekate laiku ir belieka jums juos užregistruoti, bet atsispausdinti. Na, o kad tą padarytumėt, jums belieka paspausti prie keleivio, kurio bilietus registruojate, paspausti mygtuką arba užrašą, kaip norite, tai vadinkite check-in. Paspaudę šį mygtuką, jūs prieš save pamatysite štai tokį vaizdą. Na, o čia yra pateikta gana svarbi informacija, kurią aš visgi jums rekomenduočiau įdėmiai perskaityti. Čia yra rašoma, kaip jums reikia elgtis tam tikrais atvejais. Na, tarkim, jeigu jūs keliaujate tik su rankiniu bagažu, ką turėtumėt daryti, jeigu jūs keliaujate su registruotu bagažu, jeigu nesate ES pilietis. Na ir panašiai. Taigi, kaip minėjau, šią informaciją perskaityti aš jums rekomenduočiau. Na, o jeigu jūs turite keblumų skaityti anglų kalbą, tiesiog šios kalbos nežinote ir taip toliau, visą šią informaciją galite surasti svetainėje www.4travel.lt. Na, o tai padaryti vėlgi galite 2 būdais. Aš tiesiog jums pristatysiu 2 būdus, tų būdų yra aišku daugiau. Tai yra pirmiausia, jeigu jūs šiuo metu esate YouTube aplinkoje, tai yra šį video žiūrite YouTube aplinkoje, po video jums reikėtų paspausti, po video grotuvų jums reikėtų paspausti esančią štai šitą nuorodą ir jūs būsite nukreipti į puslapį. Arba jeigu šiuo metu jūs esate www.4travel.lt svetainė, pavažiuokite žemiau ir berods ties paveikslėlių numerius 5 jūs išvysite tekstą, kur būtent ir yra nepažodinis vertimas būtent šio teksto. Taigi, perskaitę šį tekstą ir bent iš dalies jį supratę, galite spausti check-in mygtuką, štai šitą. Paspaudę šį mygtuką, sistema jūsų dar kartą pasiteiraus,
ar esate tikri, kad supratote visą viršoje pateiktą informaciją ir ar duomenys apie keleivius yra pateikti teisingai. Na ir čia vėlgi tiesiog spaudžiate apačioje esantį fioletinis, čia berods mygtuką, yes, I confirm. Na štai ir viskas. Jūs bilietus jau kaip ir užregistravote, belieka tik tai juos atsispausdinti. Na, o tai padaryti vėlgi galite dviem būdais. Pirmiausia, jeigu šiuo metu prie kompiuterio, prie kurio jūs atliekate savo bilietų check-iną, yra prijungtas printeris, jums tai reikia paspausti štai šitą mygtuką, užrašą, vidurinį užrašą Print Boarding Card. Paspaudę šį mygtuką jūs iš karto galėsite spausdinti savo bilietus. Vėlgi, jeigu šiuo metu printeris prie jūsų kompiuterio nėra prijungtas, jūs savo bilietus galite, tiesiog rekomenduočiau bet kokiu atveju jūs įsisaugoti kompiuteryje PDF formatu. Na, o kad tai padaryti, jums telieka paspausti štai šį užrašą Print PDF Boarding Card. Paspaudę šį užrašą jūs prieš save pamatysite štai tokį vaizdą, kur tiesiog paspaudę štai šį mygtuką jūs galėsite savo bilietus įsaugoti kompiuteryje, na ir vėliau, tarkim, įsirašę į USB raktą arba persiuntę elektroniniu paštu į kompiuterį, prie kurio prijungtas printeris, jos galėsite atsispausdinti. Kuom svarbus šis puslapis ir ką aš būtent norėčiau čia jums papasakoti, patarti. Tai yra, kad jūsų bilietą sudaro du puslapiai. Čia matote pirmo puslapio fragmentą, tai yra viršutinė dalį, štai yra pirmo puslapio apatinė dalis, na ir antro puslapio pradžia. Atminkite vieną dalyką. Šiuos, tai yra savo AV bilietus, kuriuos sudaro du puslapiai, turite spausdinti ant dviejų A4 formato popieriaus lapų. Jeigu jūs šiuos bilietus bandysite spausdinti, tarkim, ant vieno lapo iš abiejų pusių, jūs rizikuojate būti nepraleisti lėktuvą. Taigi, praleisti savo skrydį arba tiesiog jums reikės per naują spausdinti savo bilietus. Taigi, kad išvengtumėte šitų nesusipratimų, atminkite, kad savo bilietą jūs turite spausdinti ant dviejų A4 formato puslapio. Praktiškai tai yra ir viskas, ką jums reikėtų žinoti apie Wizz Air bilietų registravimo procesą. Paminėsiu dar vieną dalyką, kad atlikus vieno keleivio bilietų check-iną, lygiai tą pačią procedūrą jums reikia kartoti ir su kitų keleivių bilietais, tai yra juos registruoti. Na, o kad tą padarytumėt, jūs vėlgi ties keleivio vardu ir pavardę spaudžiate esantį check-in mygtuką ir kartojate prieš tai matytą procedūrą. Na ir atlikę, vėlgi atsispausdinate arba įsisaugote savo AV bilietus. Tai tiek, iš tikrųjų, jeigu viena ar kita video medžiagos dalis buvo neaiški, visą šią informaciją jūs galite rasti ir tekstiniu pavidalu www.4travel.lt svetainė. Taigi tiek, ačiū už dėmesį ir gerų kelionių.